Brangus draugai, šiandien stoviu čia prieš jūs. Aš esu ne tik pranešėja, aš esu milijonų ukrainiečių balsas. Draugai, aš rašiau šią kalbą anglų kalba iš pagarbos jums, norėdama būti jūsų bendruomenės dalimi ir kad jūs mane suprastumėte. Bet aš nusprendžiau kalbėti ukrainiečių kalba būtent tam, kad jūs išgirstumėte, kaip skamba mūsų kalba, kad pajustumėte tas širdies ir ukrainiečių sielos vibracijas, kurias dabar jaučia ukrainiečiai. Beveik 1500 dienų tęsiasi didelis karas Ukrainoje. Jūs matote naujienas, girdite, kaip bombarduojami mūsų miestai. Žinote, kaip ukrainiečių šeimos išgyvena esant visiškam šalčiui, elektros tiekimo nutraukimams ir vandens trūkumui. Bet jūs jau nebegirdite okupuotų teritorijų gyventojų balsų. Žmonių gyvenančių okupuotose Melitopole, Mariupolyje, Berdianske, Tokmake, mano gimtojoje Vasiljevkoje, kuri buvo okupuota dar 2022 m. vasario mėnesį. Papasakosiu jums tik vieną mažą istoriją, vieną iš milijono, savo pačios karo istoriją. Prisimenu 2022 m. vasarį, didelio masto invaziją, nuožmius mūšius ir Ukrainos žmonių pasipriešinimą priešui. Tai buvo baimė, tai buvo siaubas, tai buvo šokas. Keliai buvo užblokuoti, parduotuvės ir ligoninės neveikė. Nebuvo elektros, vandens, šildymo ir net ryšio. Mano komanda, savanoriai, kariai, dvasininkai padėjo žmonėms iš okupuotų teritorijų ir karo veiksmų zonos išvykti. Tai buvo gyvybės kelias po apšaudymų. Tiems, kurie liko, mes vežėme vandenį, maistą, vaistus, medicinos priemonės, generatorius. Tačiau 2023 metais Rusijos valdžia uždraudė atvykti į okupuotą teritoriją ir išvykti iš jos. Okupantai vertė ukrainiečius likusius savo namuose priimti Rusijos pasus. Jei nepriimsi paso, negausi nei pensijos, nei darbo, nei atlyginimo. Tavo vaikai neis į mokyklą, o tu nepateksi į ligoninę. Rusijos okupacinė valdžia okupuotose teritorijose įkūrė beveik 100 stovyklų ir ukrainiečių kankinimo centrų. Jie šaudė ištisas šeimas už tai, kad balkone plevėsavo Ukrainos vėliava. Kariškių šeimas jie tikrino ir kankino, tikrino jų telefonus ir krėtė būstus. Jie atėmė būstus iš tų, kurie išvyko iš okupuotų teritorijų, nacionalizavo juos. Rusijos kariai mokėsi valdyti dronus, naudodami ukrainiečių civilius. Rengė safarius prieš pagyvenusius žmones. Prievartavimai tapo ginklų ne tik prieš moteris, bet ir prieš vaikus bei vyrus. Alinimas, kankinimai, badas, elektros smūgiai, sulaužyti kaulai ir net mirtis tapo mėgstamiausiais Rusijos kariuomenės užsiėmimais. Beveik 80% civilinės infrastruktūros, ligoninių ir mokyklų buvo sunaikinta ir iki šiol neatstatyta. Mokyklose vaikus verčia dainuoti Rusijos himną ir primeta naują istoriją, kurioje Ukraina yra priešas, o Rusija išvaduotoja. Tačiau dauguma vaikų slapta mokosi internetu Ukrainos mokyklose. Toliau mokosi savo kalbos savo mokyklose. Dėl ligoninių sunaikinimo žmonės negali gauti tinkamos medicininės pagalbos ir yra priversti vykti į Melitopolį ar net į Krymą. Todėl jie miršta kelyje net nuo nedidelių sužalojimų.
Dešimtis tūkstančių Ukrainos vaikų buvo pagrobti ir neteisėtai išvežti į Rusijos federacijos teritoriją. Jie buvo įkurdinti perauklėjimo stovyklose. Šiandien manęs paklausė, ką man reiškia laisvė. Parodžiau jums savo istoriją, kad šioje vienintelėje istorijoje, vienoje iš milijono, galėtumėte pamatyti žmogaus gyvenimą, traumuotą žmogaus gyvenimą. Man laisvė yra grįžimas namo. Tai galimybė eiti savo gatve, atverti duris į savo namus. Tai galimybė atsivesti savo tėvus į mūsų namus. Mano tėtis slepia savo skausmą tapydamas. Wow. Norėčiau Jums padovanoti šį paveikslą. Tai ukrainiečių globėja, kurį sukūrė mano tėtis. Jam 73 metai. Tai moteriškos stiprybės simbolis. Stiprybės, kuris saugo Ukrainą, namus, vaikus, gimtąją žemę. Tai apie moters meilę ir troškimą taikos savo šaliai. Taigi, baigdama savo kalbą, suprantu, kad laukia kiti. Noriu pasakyti, kad man labai svarbu būti čia ir dabar tarp jūsų. Nes Ukraina kovoja už laisvę ir būtent už tas demokratinės vertybės, kurias puoselėja Jungtinės Amerikos valstijos ir visos Europos šalys. Už laisvę, už tiesą, už gyvenimą. Tai mūsų bendra kova. Juk Dievas veikia per paprastų žmonių rankas. Так. Nes taika nėra svajonė. Tai labai sunkus, tikrai nelengvas kelias, žingsnis po žingsnio, susikibę rankomis, su malda širdyse, kartu. Kartu mūsų balsas stiprus. Mes tikime Dievu. Amen. Amen. Ir Dievas mus girdi. Te laimina jūs Dievas. Ačiū.